Žinai, brangioji, aš noriu šiandieną pakalbėti visiškai paprastai. Ne kaip kažkokia verslininkė, ne kaip kažkokia lyderė, o kaip paprasta moteris, kuri vieną dieną tiesiog ieškojo daugiau. Ir jeigu atvirai, aš labai ilgai galvojau, kad toks verslas yra ne man. Man atrodė, kad čia reikia rašinėti žmonėm, kažką siūlyti, įkalbinėti. Ir viduje buvo toks jausmas, ne, aš taip nenoriu. Ir gal tu dabar jautiesi lygiai taip pat. Gal tu matai kažką internete ir galvoji, ne, čia tikrai ne man, aš taip nemokėčiau. Aš nenoriu lysti žmonėm į akis. Aš buvau ten. Bet žinai, kas pasikeitė? Aš tiesiog vieną dieną nusprendžiau nestebėti ar spręsti kažką iš šalies, o pažiūrėti į tai iš vidaus. Ir tada supratau vieną labai svarbų dalyką. Problema ne pačiame versle. Problema, kaip žmonės jį daro. Nes galima daryti su kažkokiu tai spaudimu, o galima daryti normaliai. Be jokio spaudimo, be jokio pirk parduok, be jokio jausmo, kad tu turi kažką įrodyti. Ir kai aš pradėjau žiūrėti į tai visai kitaip, iš kitos pusės, kai pradėjau tiesiog dalintis tuo, ką pati naudojau, ką pati patiriu, viskas pasidarė daug paprasčiau. Ir net ne apie pinigus čia, pačioje pradžioje buvo, o apie jausmą, kad aš galiu, kad aš pati kuriu, kad aš nesu priklausoma tik nuo vieno varianto gyvenime. Ir žinai, kas įdomiausia? Dažniausiai tos moteris, kurios sako, man tai netiktų, jos tiesiog dar nematė, kaip iš tikrųjų gali atrodyti kitaip. Ne taip, kaip kažkokiuose stereotipuose, o ramiai, žmoniškai. Aš šiandieną nekviečiu tavęs niekur jungtis, tikrai ne. Aš tiesiog noriu, kad tu pagalvotum, o jeigu yra būdas susidirbti kitaip, be jokio streso, be jokio spaudimo iš viršaus, paprasčiausiai savo tempu. Ir jeigu bent truputį viduje tau sukirbėjo mintis, įdomu, kaip tai atrodo iš tikrųjų, tu gali parašyti man, tiesiog parašyti. Aš tau papasakosiu nuosekliai, normaliai, be jokių pagražinimų, kaip viskas vyksta. Na, o jeigu tu jau galvoji, kad nori pabandyti, aš palieku linką registracijai į mano komandą. Laukiu tavęs mano komandoje.